Tai grįžom vakar, tik tai 2:30, kol susikuitėm, kol ką, nuėjom miegoti, tik tai 3. Šiandien atsikėlėm 9. Pachmiel. Jo, lengvai dužė, kaip vakarėlę. Bet papusryčiavom, išgėrėm kavos ir va, turim 11:30 ir važiuojam lengvai prasimint dviese su Vilte šiandien. Nes komandžiokai turbūt ilsės. Ir tikėkime, kad lietaus negausim, nes kalnas tai visiškai paslėpęs debesyje. Nuo namų kalniuko pasileidom, tai Viltė jau kelias dienas šį vieną pasivažinėjo atkuto, poskis ima kaip Nybalis. Kaip Nybalį poskis ima jau, pastreniravo. Sustojom po nepilnai valandos, išger kavos. Kava miesteliuose tikrai dar pigesnė, ypatingai pigiai. 2 kavos, 3 eurai, bonbon, amerikano. Saulė šviečia, nors pranašauti 14 laipsnių per debesis. Na, yra, už nugarį. Reikia neužsibūti su augu. Grįžom į miestą, judesys jau prasideda. Taip, kaiminėliai ramiai popietę leidžia, mankštinasi savo, kiti pietauja. Šiandien gyvenimėlis. Viltė nusprendė irgi pašvęst šventę. Karamelizuoja su tarakonai. Pašvies galim dėti. Pašvies. Čia ne tas raktas 13 mašinė. Blemba. Ne, čia 16-tukas. Laukiam Fajos padegimą. Dabar degins vaikų mažytės statulos. Sudeginom pirmąją. Ten dūmai juodi, tai tik tai kameros efektas, iš tikrųjų tai čia yra dūmų imitacija. Aplinkos ispanai tikrai neteršia ir viskas yra ekologiška maksimaliai kaip tik įmanoma. Tai dar biškį pabūsim mieste, einam, suvalgysim galbūt kokių čiūrų. Pažiūrėsim, kaip sudegins vieną kitą statulą, bet pačių didžiausių deginimo nelauksim, nes vidurnaktį 1:30 berods. Dar Viltei su pavarom šiek tiek kilo nesklandumų, tai rytoj dviračių parduotuvė atsidaro 9:30, tai jau
9:30 su Viltės dviračiu lauksiu ir reikia suremontuoti. Šitas? Skaniausias man iš tų ispaniškų. Viltėje sunku išsirinkti, bet manau, kad valgysim nacionalinį ispanų patiekalą, desertą, čiūras su karštu šokoladu. Ir dar cukraus, kad nebūtų per mažai saldumo. Neblogai. Ne 2 iš 10, bet 8 iš 10. Nieko labai ypatingo. Šokoladas skanus, o čiūra kaip čiūra. Pats tokias iškepčiau. Nu jo, bet skanesnis. Man čia šokolado keistas skonis kažkoks buvo. Bet čia gardus, juodas, tai skanus šiaip. Bet čiūras tai skanesnės tavo. Tikrai. I give you $20. How much? 20. And if I lose, I will give you nothing? If you want, yes. Alright, let's try. Yo también. 923, right? Yes. Okay. I do bad. I don't. Biškai ne ten užėjom. Pareisim namo, ar ne? Nevaukti labai žiūrų. Ne, jau gal galima eit. Tik pradėjom eit namo iš karto filmą. Jo, tai prišoka bičas. Sako, jeigu įmušiu už mane daugiau, tai 20 eurų duodu. Sako, jeigu aš pralašiu, tai sako nieko. Ok, tai mano 923, jo su tokia įdomesnė technika 926. Nežinau, pasisekė, matomai visos jėgos iš rankų į kojas pabėgo, bet pralašiau. Nežinau, kiek jis ten būtų davęs tas 2 eurų, bet vis tiek fona. Tai vakar parduotuvės nedirbo, avižų neturim. Šiandien valgom pusryčiam grikius, bet irgi taip pat su nutela. Ir ką gali pagalvoti? Gerai? Ja. Man irgi atrodo visai neblogai. Ryto oro patikra. 8:30. Oras šiandien gaivus, bet nėra toks šaltas, kaip atrodė žiūrint pro namų langą. Visai galima būti su trumpom rankovėm. Tai šiandien jau 10 atostogų stovyklos diena, lieka nedaug, bet dar kol esam čia reikia džiaugtis. Tai šiandien susitiksiu su Tadu Lukauskiu ir Mantu Jablonskiu ir kita triatlono hebra, stipriausiais Lietuvos triatlonininkais. Praminsim kartu treniruotę, o Viltė susitiks su Greta Bredytė, kuri jau kurį laiką treniruojasi ir leidžia laiką Kalpėje, tai turėtų būti smagu. Triatlono lietuviai apsistoja tokia viešbutėlį. Mačiau kompanija didelė, tai jo, po vienu stogu, vienoj viloj būtų turbūt keblu ir su maistais ir su viskuo. Tai čia turi maitinimą, poilsio zonas, tai praktiška. Kas varo dar? Mačiau jau išvarė hebras. Švarė. Kiek čia jūsų yra? Jie lėčiau. Kiek čia jūsų yra? Tam koks 60. Šiam? Sakai? 60? Jo. Taip, ramiai pajudėjom 3,60. Nugarytė kaip į kalną, net nelinguoja. Mantas ramiai. Privažiavom pirmą kalniuką. Hebra patikrino. Hidinau didžiausią stovyklos pulsiuką. Atidarė.
Pasportavę vyručių, švieži dar čia bleva, galima prisidaryti. Ačiū, žiema davė savo. Galima prisidaryti čia problemėlį, juokaujant. Norvegiškas metodas veikia, skaitinėkit norvegiai. Jablonskis, Lukauskis, Pitrimačius. Čia tas, kur Čivilis sakė, 700 iš starto. Kištukos 300 pritruko. Čivilį mačiau, kai tik jau nauja. Jau važiuojam su Jablonskis, taigi. O, nusėkmės. Bliau, čia reikėjo anksčiau nueit miegot. Stipriau pavalgyt. Man tas nejuokauja. Gražiai, gražiai. Išrūkė kaip obuolį. Laukia turbūt jau 5 minutės. Nu, dar po kokių kem sekundžių ir Marijus. Laukiam tada. Kilom į Berniją. 15 sekundžių ir tadas jie. Čiut nedasivijo. Tada nėra. Man atrodo, prasidėjo programa Išpurtyk draugą. Imk atsigert. Dar tas veideris, žiūrėk. O! Aš čia stovėjau už kampą. Ai, supratau, tik dėl to taip ilgai. Na, tai tu filmuok, nes jis, matai, blema, pasiklydo truputį. Dabar tik tai atsisės galiu. Jau dviračių negaliu, blema. Išmaudėte? Dar lietuvių vadovą. Lekiam, du ratus atlėkiam, kol jūs Išmaudėte, Sveiki. Kamuotas. Oi, čia gera paklyra. Grįžau ir nieko nelaukęs šokau prie puodų, nes su vyručiais pakankamai stipriai šiandien pasportavom. Gavas 3 valandas, kas supranta vatais vidutiniai apie 270, NP apie 290. Tai rimtai nusiteikę, dar švieži, tik tai vakar atvykę, tai nori truputėlį pasiduot. O šiaip tai jo, 10 dienų iš eilės jau minų, tai rytoj, manau, reikės pasidaryti laisvą dieną, pagulėti prie baseino, gal bus saulė, tai pačilinsiu. O šiandien laukiu Viltę, kol grįž, nes dar negrįžo. Suka antrą ratą aplink Ispaniją, tai nežinau, galbūt nulėksim iki Benidormo. Miestelis 40 km nuo mūsų, visai neblogas, fainas, gan didelis. Ir vis kalbu apie treniruotės, kad prasukom čia 3, 4 ar 5 valandas, tai bai supranta, tai čia kilometrų išraiška būtų valanda, grubiai nuo 25 iki 33 km priklausomai nuo to, koks kalnuotas reljefas būna tą dieną, bet šiaip įprastai, jo, vidutiniškai, manau, važiuojam 28 km per valandą, tai šiaip 4 valandas, tai 110 km iš tokio. Tai kaip jūs praminėt su Greta šiandien? Fainiai, turėjom važiuoti iki Pego, nes Greta sakė nėra buvus, bet tenai buvo labai daug debesų ir atrodė, kad lis. Tai persidėliom šiek tiek maršrutą ir važiavom tiesiog iki karantinės atsigerti kavos. Tai fainai praminėm, tiek pliurpėm, kad pamiršom valgyti. Tai va, dabar jaučiuosi šiek tiek dužus ir norėčiau pamiegot. O kiek laiko minėt? Gretai buvo 3 valandos, tai tikriausiai panašiai ir gavosi jai, o man 4,5. Nebuvo, bet aš susimaščiau, kad tiek noriu. Kiek kilometrų? 116. Tai, Okay. Nemažai. tai nedaug, lengvai. Zdarova, ką tu? Ką jūs gerą? Nieko, važiuojam į Benidormą. Kaip treniruoti šiandien? Karts kaldaratės, Rimtai 3 kartus miniai? 3 kartus nepilna. Nes viršui buvo labai šalta.
Bet atidarytas kolderaitis. Puikiai žmonės. O, tiesiog žalgiriuko varžybos dar, Benidorme. Taško Madridą, gerai. Šiandien suši. Pažiūrėsim, ką Ispanijoje suši dar nevalgęs. Ispanijoje suši dar nevalgęs. Kažkoks gerimukas. Skambinasi, ar galim rytoj varyti. Instrukcija netgi kaip atidaryti. Kalsim su ryšiu. Ką čia pramušti? Nieko čia nereik pramušti, reikia atrodyti. Ne, lauk. Čia yra galiukas. Jo. Tau duoda įrankį, su kuriuo tu turi įstumti. Nu, davai. Pavyko? O? Yra problem.